Tai Ginte, ką tik kalbėjom apie testus, ar ne, kokie jie naudą gali mums suteikti ir pačiai organizacijai, ar ne, ir kokia yra tikimybė, kad ar ne kandidatas vienas ar kitas bus pasirinktas. Bet kaip kandidatam būti pastebėtams, išsiskirti dar iki testo padarimo? Kokie galėtų būti patarimai? O labai paprasti. labai paprasti, kurios gali kiekvienas žmogus ieškantis darbo pasidaryti iš anksto. Vėl grįšim prie to pačio klausimo, pažink save, ko nori, kokia kryptimi eini, ar ne? Antras momentas - susitvarkyti savo LinkedIn profilį arba CV. Iki šiol, atrodo, tiek patarimų prirašyta, tiek informacijos pridėta, bet sunku patikėti, kad dar iki šiol keliamos nuotraukos iš vestuvių, iš gamtos, su draugais, trim apsikabinusiais, galvoju, kuris čia tas kandidatas, gal čia taip maskuojasi. Taip. Tai žodžiu, tai čia tik tai tokie, kaip sakyti, basikai tokie, kur, tokios, tos klaidos tokios, bet yra, dar didesnių, tokių grubesnių, kur chaotiškai pateikta informacija, nėra struktūros. Tai žodžiu, elementarus dalykas, susitvarkyti savo CV. Žmogus sako, aš esu toks fainas, taip, niekad gyvenime man nereikėjo darbo ieškotis, ir to nereikia liktai daryti. Bet kaip kandidatas apie darbo poziciją susipažįsta iš darbo skelbimo, darbo pasiūlymo, lygiai taip pat ir darbdavys susipažįsta su kandidatu iš gyvenimo jo aprašymo. Tai čia vienas iš momentų - susitvarkyti. Elementarius dalykus pasidaryti. Kitas. Jeigu tu kandidatuoji į savo svajonių organizaciją, ar ne, į savo svajonių poziciją, paskaityk apie tą įmonę, sužinok informacijos, pasidomėk, kiek yra rekvizitai, LinkedInas, žmonės dirbantis ar ne, toje įmonėje, susirandi profilius, pasižiūri, ką rašo, kokiamis temomis kalba, kuo įmonė gyvena, koks jos socialinis gyvenimas, Facebookas ar ne, tas vidinis, kitaip sakant, įmonės, kaip ta kultūra atsispindi, ar ne, tose socialiniuose tinkluose. Galbūt susirask, kas anksčiau dirbo. Aišku, neapsiribok vienu, nes gal įsiskyrė negražiai, gal nefainai ir sužinosi neigiamą informaciją ir gal nebenorėsi kandidatuoti, o iš tikrųjų gali būti visiškai netiesa. Tik viena pusė, ar ne, vienos pusės informacija. Tai žodžiu, susirinkti informaciją. Susirinkus informaciją, tada tu gali į savo gyvenimo prašymą, jau prieš tai susitvarkyta, bet ten toj pradžioje, ar ne, kai mes pristatome save ir sakom, kodėl, ar ne, aš kandidatuoju šitą poziciją. Parašyk nuo savęs keli žodžius, autentiškus, iš širdies. Žmonėms labai sunku daryti tai. Tai nes jie atsisėda ir dabar galvoja, viskas, mano tas CV į verslo žinių pirmą puslapiais. Ne, tikrai nereikia atsisėdus dailinti kiekvieno žodžio. Tiesiog į juodraštį. Šnekamąją kalbą siūlau kandidatams pasirašyti. Tos kelius sakinius. Be klaidų, kad būtų svarbiausia. Į rašybą.lt įdėti dar plius. Taip, nes irgi, žinai, būna. Taip. Ir jau tada iš 50 CV tas, kas skaitys ar ne, jam užklius. O, žmogus rašo, kad nori dirbti pas mane, patinka mano produktas, ar ne, ilgai svajojo apie šitą poziciją, arba prieš tai dirbo analogiškoje ir nori sukurti pas mane dar unikalesnį produktą. Tai žodžiu, viskas, aš jau skaitau kandidato CV ir jisai kalba mano kalba. Viskas, aš atsidedu į dešinę pusę, o 10 kitų gal į kairę. Kaip ten bebūtų, kaip ir kandidatai kandidatuoja, nematant ar nedarbdavio pagal darbo skelbimą, lygiai taip pat ir darbdavys renkasi kandidatą iš LinkedIn profilio, iš, tos rašytinės, kitaip tariant, informacijos. Kaip tu manai, ar tai, kad kandidatas suaplikavo ar ne į tam tikrą poziciją ir paskui jisai paskambina
ar ne, duotų numeriu. Ar tai rodo, kad jisai taip pat norėtų būti pastebėtas, būti ar ne, galbūt, nes akivaizdu, kad jam, svarbi galbūt yra šita pozicija. Tai taip ir reikia pasakyti, kad man labai svarbi šita pozicija. Labai sudomino. Ir, tiesiog su nekantrumu laukiu pokalbio. Ir gal dar norėčiau, ar ne, kažką paakcentuoti, parodyti savo motivaciją. Nereikia to bijoti. Ar rekomendacija, ar ne, pateikti kažkokį žmogų, kuris galbūt galėtų tave rekomenduoti. Irgi vienareikšmiškai. Bet kokia priemonė yra, tokia diplomatiška ar ne, neagresyvi, jinai yra sveikintina, nes, vėlgi parodo tavo iniciatyvą, tavo didesnį susidomėjimą, galbūt negu kitų kandidatų, motivaciją, nes visi mes norim, kad mūsų komandoje dirbtų žmonės, kurie nori dirbti pas mus. Kalbant apie išskirtinumą, mano praktikoje turėjau kandidatę, kuri yra pateikusi CV nufilmuotą, jis yra YouTube kanale. Ir bet čia buvo tikrai labai jau senai ir dabar tas yra jos CV portale, jį leido man jį naudoti kaip pavyzdį. Ir tikrai yra išskirtinumas, moteris save pristato vokiečių kalba, nes jie dirba su vokiečių rinka kaip pardavimų vadovė. Ir tarkime tai, kad tu skyriai laiko, nusifilmuoti, tai nėra vien tik rašytinis. Ir aš noriu pasakyti, koks man galbūt buvo pirmas įspūdis, kai aš pamačiau. Ir tai žodžiu, tu matai, kad žmogus skiria laiko, skiria dėmesio, lygiai taip pat, ji, kaip čia pasakyti, praleido tą etapą, mes atrankos metu tikrinam ir kalbos žinias, ar ne, jeigu tu gali, jeigu anglų kalba, rusų kalba galbūt. Praleidau kalbos tikrinimo etapą. Taip. Ir jos tas prisistatymas pradžiai yra lietuviška, ir visa tai patirtis, ką ji dirbo, tai, kas turėtų būti surašyta LinkedIn profilį arba CV, ji papasakojo vokiečių kalba, kokios buvo didžiausios jos atsakomybės, kokie buvo pasiekimai. Ir žmogus arba organizacija pamačiusi, ji jau mato žmogų, ne nuotrauką, gyvai žmogų, jau mato, kaip jis save reprezentuoja, kaip save parduoda, jeigu galima taip sakyti, ar ne, mato, kiek laisvai jisai šneka ta kalba, ar ne, ir iš esmės tu jau iš karto gali kviesti jį antram, aš jau sakyčiau, pokalbiui, nes iš esmės tu jau turėjai tą susitikimą, tą tokį, gyvesnį nerašytinį. Tai jau pamatai žmogų, jo kūno kalbą, jo intonaciją, jo akis. Vienareikšmiškai jau šitas kandidatas praėjo. Pirmą tokį etapą. Tikrai taip. Tikrai bus pastebėtas ir išsiskirs iš kitų, kurie kandidatavo į tą pačią poziciją. Taip. Tai ačiū tau už patarimus. Kaip tai pasakyti? Sveikatą.